Mes esame erdvėje, kuri iki rekonstrukcijos apskritai buvo palėpė. Ir viena iš užduočių iš tikrųjų architektam ir projektuotojam buvo tai, kad atsirastų, reiškia, studijos. Atskira choreografijos studija, atskira vokalo studija, atskira teatro studija. Choreografijos būtent salė buvo viena iš pirmųjų užduočių ir mums projektuotojai suprojektavo būtent tą skliautą išnaudoti kaip choreografijos salės vietą. Jis yra be galo graži, jinai erdvi, jinai turinti puikią įstrižainę, jinai turi daug veidrodžių, bet atsitiko tokia bėda, kad tiek veidrodžių padarė, tarkim, įdiegė, pastatė, tiek turintis daug iš tikrųjų langų, mes susidurime su akustikos problema. Žmogus, kuris dirbdavo čia, tarkim, choreografas, šokių vadovas, jisai negalėdavo po repeticijos, po treniruotės išeiti su balsu, ta prasme, balsas sėsdavo, nesusikalbėdavo, šokėjai nieko negirdėdavo, tikrai vargdavo, labai vargdavo mūsų žmonės. Ir tada pradėjome ieškoti problemos sprendimo tiesiog. Ir pasirodė, ta užduotis tikrai nėra lengva, ypač Lietuvoje. Mes kreipėmės labai daug įmonių, kreipėmės į Vilniaus universitetą, fizikus, kreipėmės į užsienio partnerius kažkokius tai universiteto. Ir tada netyčia kažkaip suradome Sonus. Ir jie atvažiavo, išmatavo kažkokius tai dalykus. Mes, aišku, iš pradžių žiūrėjom gan skeptiškai, nes patirčių jau buvo visokių. Ir visi sakė, sutvarkysim ir padarysim, bet iki tol niekas nepavyko padaryti, nes jau galvom net užuoldas kažkokias pirkti, portierus, kad sugertų kažkiek garsą. Ir tada jie sako, mes padarysim. Na ir stebėtina buvo tai, kad atvyko 2 vyrukai per porą dienų įgyvendinę, nes mes sakom, mes negalim stabdyti proceso, čia kokie metai, mes net neįsivaizdavom, kiek čia tai užtruks, galvojom, kad čia reikės didelės rekonstrukcijos. Atvažiavo 2 vyrukai ir per 2 dienas mums įrengė sudėjo visas šitas plokštės, tose vietose, kaip suprantam, kur reikia, padarė taip, kaip reikia ir suveikė stebuklas. Ir mes turime puikią salę, ne tik tai, kaip sakau, savo grožiu, savo tą, kaip sakyti, techninę pusę, bet ir būtent akustinę. Tai labai džiaugiamės ir mūsų vadovai labai mėgsta šitą salę, vaikai mėgsta, suaugę mėgsta tikrai. Ir iš tikrųjų nustebino ta tokia švara ir estetika. Jie atvažiavo ir tikrai mūsų salės nei kiek, kaip čia pasakyti, nesugadino, nesupurvino, ne kažkokiais dažais ar kažkuom neaptaškė. Mes ko bijojom, tikėjomės, galvom, čia reikia viską dengti, viską tvarkyti. Tai tikrai profesionaliai, tvarkingai, estetiškai, toks jausmas, kad jie čia nebuvo. Ir aš tik tai atsimenu, kai atėjau į salę, pirmas įspūdis, tai čia nieko nepadarė. Matau kažkokius porą plokščių ant sienų, o paskui pakėliau akis į viršų, žiūriu, aha, yra šiek tiek daugiau. Bet kai suprantat, buvo tokia ta graži salė suprojektuota ir tokios įdomios lubos, tokios netradicinės, tai labai buvo svarbu nesugadinti to, kas yra padaryta. Juk buvo galima tiesiog užkalti tą viršų ir sumažinti erdvę ir padaryti tiesiog mažesnė erdvė ir tada galbūt akustika būtų ir susitvarkius. Bet vėlgi, Sonus mato, kad grožis reikia kažkaip išlaikyti. Tai buvo labai svarbu jiem matyti tą estetinę pusę išlaikyti ir todėl jie pritaikė sprendimus, kurie nekrenta į akį, kurie galbūt netgi dar dizainiškai ir papildo tą įdomumą tų lubų. Dabar Lietuvoje viena profesionaliausių įmonių turbūt taip supranta, kaip padaryti. Plius nesugadinant erdvės. Ir teatro erdvė, ir orkestro erdvė, ir muzikos erdvė, ir vokalo, ir chorinio dainavimo. Tai yra erdvė visokiam žanrui. Gal buvome viena pirmųjų kultūros centro salių, kuri pradėjo savo projektą nuo akustikos. Ir mes, kai su ekspertai šnekėdom, nes iš tikrųjų jau mūsų etape, kai mes darėme rekonstrukciją šitos koncertų salės, daugelis kultūros centrų Lietuvoje jau buvo rekonstravusi savo sales ir mes vėlgi turėjome tas blogasias patirtis kaip pamokas, kad įrangos padarytos, daug kas padaryta, bet akustikos yra blogos. Ir tada labai sunku yra kažką rekonstruoti, reikia labai daug pinigų ir vėl kažkokius tai projektus daryti. Tai mes tą pamoką iš kitų kultūros centrų pasimokėm ir todėl pradėjome nuo akustinio projekto. Tai tada buvo vėlgi perkamos tos akustinės plokštės, kurias visą jų išplanavimą, visą ten milimetrais, centimetrais
Ir būtent stebėjo ir šitus darbus visus, kaip čia pasakyti, koordinavo ir visus prižiūrėjo būtent Sonux. O toliau jau vyko darbai visi kiti, garso, mikrofonų, kolonėlių, apšvietimo ir viena iš funkcijų yra irgi kino salė. Tai irgi labai svarbus dalykas ir ką mums pavyko irgi suderinti su Sonuxu, jie integravo puikią sistemą ir projekciją ir patį ekraną. Tas ekranas yra iš tikrųjų automatiškai per kelias minutės suintegruojamas ir padaroma salė jau nebe koncertinė, o tiesiog kino salė, moderni kino salė. Tai va, tai džiaugiamės tuom ir projekcija labai gera nupirkta ir ta prasme tikrai džiaugiamės, kad turime puikią kino salę ir galime daug funkcijų atlikti šitoj erdvėje. Mes gal kaip neprofesionalai, mes suprantame, ko norime. Mes kaip ir tos pageidavimus išsakome, bet mes nežinome, kaip taip įgyvendinti. Kartais bendraujant su kažkokiais tai vykdytojais ar rangovais, sako, čia neįmanoma, čia negalima, čia to nepadarysim ir taip toliau. Tai galiu pasakyti, su Sonux įmonė buvo visai kitaip, jie įsiklausė į visus mūsų pageidavimus, į visus mūsų norus ir bandė išspręsti visas problemas. Tai tuo labai tikrai džiaugiamės, tai buvo profesionalu, dalykiška ir tikrai tokia empatiška buvo paslauga. Ką mums iš tikrųjų atlikėjai arba atvykę kažkokie artistai pastebi, tai kad nėra jiems sunku, tarkim, balso savo diapazoną parodyti arba ten, tarkim, garsiai naudoti, tarkim, teatralai labai mėgsta šitą erdvę. Jiem labai patinka mūsų salė. Tai jinai galbūt ir labiausiai yra pritaikyta teatrui šitą erdvė. Bet tai ir labai svarbu, nes ten nėra mikrofonų. Visų pirma, nėra mikrofonų ir tai labai svarbu, kad kiekvienas aktorius girdėtųsi puikiai, kad galėtų savo išraišką padaryti ne balso rėkimu, bet savo kažkokiais kitais instrumentais ir emocijom ir taip toliau. Tai tas labai svarbu ir jie tai įvardina, kad jiem gera čia vaidinti, jiem patinka šitą erdvę. Pačioj pradžioje aš tokia turėjau viziją, kaip ir tokia galbūt neįgyvendinama, bet dabar galvoju, kad mums pavyko įgyvendinti, kad Molėtų kultūros centras taptų kaip mažasis operos ir baleto teatras. Tai iš tikrųjų mums, manau, tai pavyko padaryti, nes tokia mini graži erdvė ir būtent mūsų atidarymas įvyko su operos, reiškia, pasirodymu, buvo atlikta opera ir tai buvo pirmas, reiškia, renginys, kuris įvyko šioje salėje ir tai nebuvo naudojamas nei vienas mikrofonas, skambesys buvo nuostabus, atlikėjai buvo visi patenkinti, tai ir viską pasako. Kokia salė yra, taip žmogus ir jaučiasi, jisai kitaip negali. Tai dabar žmonės ir pasipuošia, ir pasitempia, tas įpareigoja žmogų iš tikrųjų ateiti į kažkokią tai tokią erdvę, kur tau gera, kur tu nori atrodyti gražiai, nori tiesiog turėti tą tokį malonumą pabendrauti su žmonėmis ir paskui atidarius duris pakliūni į šitą erdvę. Tai iš tikrųjų žmogų įpareigoja, žmogus jaučiasi kitaip, jis pasitempęs, jis neateina tiesiog kažko, kaip sakyt, paturėti kultūros, bet jis ateina ją patirti.